Elektrinis dviratis. Ateities kosminis laivas ar reali transporto priemonė, su kuria galima važiuoti šiandien? Sveiki, aš esu Solveiga ir man labai įdomu sužinoti daugiau apie elektrinius dviračius, nes nesu išbandžius nieko kito, tik elektrinį paspirtuką. Tad už mane šiandien yra 2 elektriniai KTM dviračiai, kuriuos nekantrauju išbandyti. Ir tikiuosi paneigti mitus, kuriuos esu girdėjus. Bet prieš tai kviečiu prenumeruoti mano kanalą vieno raudono mygtuko paspaudimu. Kodėl? Girdėjau labai daug įvairiausių mitų, šiandien norėsiu juos patikrinti. Pirmiausiai teko girdėti, kad elektrinis dviratis tai yra tinginių dviratis, nes jo minti nereikia. Tai iškart šitą mitą naikinkim, todėl kad elektrinio dviračio variklis tik tai padeda minti. Elektrinis dviratis neleidžia ir neturi tokios funkcijos paspausti rankenėlę ar mygtuką ir atsipalaidavus tiesiog riedėti keliu. Elektrinį dviratį vis dėlto reikės minti. Taip pat elektrinis dviratis turi ir pavaras, kurias reikia keisti, turi režimus pagalbinius, pagal kuriuos galima lengviau arba sudėtingiau minti. Elektrinio dviračio maksimalus važiavimo greitis yra iki 25 km/h. Žinoma, galima riedėti ir greičiau, jeigu tik turite raumenų savo kojose. Nes nuo 25 km/h elektrinio dviračio variklis tiesiog nebeįsijungia ir pagalbos nesuteikia. Elektriniai dviračiai turi pakraunamą bateriją, kuri veikia priklausomai nuo jos talpos, priklausomai nuo važiavimo intensyvumo, taip pat vairuotojo svorio bei krovinių. Žinoma, man labai svarbu, ar galima minti dviratį į bateriją apskritai įsikrauna. Ar važiavimas tampa nebeįmanomas ir tenka kviestis techninę pagalbą su generatorium? Taip pat, kadangi gyvenu Kaune, tai kiekvienas kaunietis žino, jog didžiausias Kauno iššūkis yra įminti į Parodos kalną. Tad man labai įdomu, ar elektrinis dviratis gali šitoje situacijoje pagelbėti ir ar įmanoma su juo užminti į kalną nesuprakaitavus. Ir žinoma, lyginant su paprastais klasikiniais dviračiais, elektrinis dviratis yra gan sunkus. Jo svoris gali siekti 20-25 ar net 30 kg. Tad man labai įdomu, kaip gyvenant daugiabutyje be lifto, ar dviratį įmanoma užsinešti laiptais. Tad nieko nelaukdama, aš noriu keliauti prie KTM dviračio ir jį išbandyti. Ir padaryti šiandien eksperimentą. Ar galima užminti į Parodos kalną, užsinešti dviratį laiptais ir ar įmanoma važiuoti įsikrovus baterijai. Priešais jūs KTM Acina Cross P510G dviratis su 28 colių ratais, 9 pavaros, svoris 22,5 kg, atlaiko iki 141 kg svorį, turi montuotą 3 kartos Bosch Performance 65 Nm variklį, padedantį minti iki 25 km/h greičiu. Baterija Bosch Power Tube 500 Wh, maksimalus nuvažiuojamas atstumas iki 150 km, priklausomai nuo svorio, kelio reljefo, pasirinkto važiavimo režimo ir kitų faktorių. Šį dviratį galite įsigyti Dvirtex parduotuvėje. Taigi, pasižiūrėkime, kiek šis dviratis gali nuriedėti su pusiau įkrauta baterija. Čia minu tiesiu lygiu keliu, stengiuosi palaikyti vienodą pedalų minimo intensyvumą. Ir matau, jog eko režimu galiu nuriedėti 66 km, tour režimu 40, sport režimu 32, tuo tarpu turbo režimu 28 km, iki kol įsikraus baterija. Žinoma, man smalsu, kas nutiktų, jei baterija įsikrautų anksčiau, nei aš pasieksiu savo kelionės tikslą. Tad išjungiu variklį ir bandau minti tiesiog paprastai. Ir dviratis minasi įprastai, lyg tai būtų klasikinis dviratis be variklio. Teisybės akimirka.
gan sunkoka mint. Ir dabar priešais mane laukia parodos kalnas. Iš pradžių galvoju minsiu eko režimu ir paskui į įkalnę šiek tiek didinsiu. Turbūt tokia mano bus strategija. Tiesiog noriu pabandyti pasižiūrėti, ar eko režimu galima užkilt, nu ir kai pritruks jėgų, tiesiog aukštinsiu lygius. Let's go! Žiauriai patiko. Iš pradžių bandžiau be jokios pagalbos, nieks neišėjo paminti. Tada eko režimą, bet irgi neverta. Jungiu max turbo ir kažkaip lengviau minėsi, bet nebuvo labai gerai. Tada supratau, kad reikia sužeminti pavarą. Tai aš tiesiog užlėkiau kaip raketa į parodos kalną, žodžiu, beveik lenktyniavau su automobilis. Žiauriai gerai. Jeigu gyvenčiau Žaliakalny, jeigu gyvenčiau Aleksote, tai aš neįsivaizduoju kitaip nei elektrinio dviračio savo namuose. Žodžiu, paprastas dviratis yra tikrai nesąmonė, jeigu gyveni Žaliakalny arba Aleksote. Nu, žiauriai gerai. Varom dar. Sakiau, kokiu greičiu užlėkiau į parodos kalną. 23 km/h greičiu. Čia žiauriai greitai. Žiauriai greitai ir žiauriai lengvai. Nu, labai fainai. Labai liuks. O dabar kitas iššūkis. Ar galima užsinešti dviratį laiptais? Ir laiptai yra čia. Gerai, apibendrinant, nešti elektrinį dviratį nėra pati maloniausia patirtis, nes vis dėlto jis sveria nemažai, bet įmanoma. Tai man be kažkokio išankstinio pasiruošimo, nesportuojant, pavyko užnešti dviratį štai šiais 8 laiptais. Jeigu reikėtų man atsinešti dviratį, nežinau, į 2-3 aukštą, tikrai įveikčiau, bet turbūt su pailsėjimais. Nu ir sezono pabaigoje gal įveikčiau ir be pailsėjimų. Išvados? Man be galo patiko ši diena su elektriniu dviračiu. Ir tai tikrai ne tinginių dviratis, tai pagalbininkas, su kuriuo kelionės tampa be galo malonios, kai nebereikia galvoti, ar pavyks įveikti vieną ar kitą įkalnę. Ir negaliu patikėti, jog tai pasakysiu, bet man patiko šiandien pasivažinėti su savo vyru, nes pagaliau pirmą kartą man nereikia vilktis iš paskos, o jam nereikėjo stoviniuoti. Galėjau minti be jokių problemų. Vis dėlto, jei sugalvosite įsigyti elektrinį dviratį, nepamirškite apie jo specifinę priežiūrą. Elektrinių dviračių nerekomenduojama plauti stiprią srovę, nes jis turi elektros prietaisų, kuriems galima būtų pakenkti. O ne sezono metu, kai dviračių nevažinėsite, svarbu bateriją laikyti pakrautą ir pliusinė temperatūroje tam, kad jos tarnavimo laikas nesutrumpėtų. Taigi, man atrodo, šiandien dviratį įsimylėjau iš naujo. Keliauju į Dvirtex elektroninę parduotuvę, pasižiūrėti ir galbūt įsigyti naują elektrinį dviratį.